Sveiki, aš esu Gabija ir norėčiau jums papasakoti šiandien, kaip susidoroti su fizinėmis savo viešojo kalbėjimo baimėmis. Ką daryti, kai atsiranda kažkokių trikdžių, kurie jums trukdo šnekėti. Sakykime, labai daug žmonių bijo kalbėti ir turėti kontaktą su auditorija. Savaime suprantama, kad kontaktas su auditorija yra labai naudingas, nes kai žmogui pasižiūri į akis, jo bendrauji, jam parodai, kad jis tau rūpi, tai žmogus tave labiau mėgsta, nes kiekvienam žmogui patinka dėmesys, ar ne? Ir jeigu tu pasižiūri žmogui į akis, jis galvoja, kad tu jį pastebėjai ir galvoja, kad bendrauji su juo. Bet ką daryti, jeigu tu bijai žiūrėti žmogui į akis? Nes labai dažnai žmogų gąsdina tai, kad kiti žmonės, tarkim, nesijuokia iš jų baimių, arba, sakykime, žiūri kaip nors rūščiai, arba susidėję rankas ar dar kažką tai. Ir jie bijo tokių kontaktų. Taigi, ką daryti? Turime akites. Ir kur žiūrėti? Nes jeigu žiūrim į akis, tada mums kyla susijaudinimas. Ką daryti? Žiūri. Nežiūrėkit į antakius, nežiūrėkit į tarpuakį, žiūrėkit į tarpuantakį. Kur reikia žiūrėti? Būtinai į šitą vietą. Kodėl? Nes kai žiūri žmogui į šią vietą, grinai čia, žmogus galvoja, kad tu žiūri jam į akis. Nors realiai tu žiūri jam ne į akis, bet jam taip atrodo. O kai pats tai darai, tai tada tu nejauti tokio susijaudinimo. Paprasčiausiai, kaip pasakyti, tu nematai akių ir tu nesijaudini. Iš tikrųjų, čia psichologijai pripažintas ir labai geras dalykas. Kitas dalykas, ką daryti, jeigu mūsų kvėpavimas išsiblaškęs? Dėl ko, kai jaudinamės, kvėpuojam, tiesiog išsiblaškė visi ir sako žmonės, kvėpuok stipriau, giliai kvėpuok. Ne, negalima to daryti, nes sukeliam stresą savo organizmui. O fizinis tas jausmas, jisai suteikia mums dar ir emocinį. Nes, ta prasme, kuo tu labiau savo kūną kankini įvairiais stresais, tuo labiau ir emocijos ryškėja ir stiprėja ir labiau nervuojamės. Reikia stengtis normalizuoti savo kvėpavimą. Kaip kartais tai daryti? Pasiimi popieriaus lapą, sakykime, prieš eidamas į auditoriją labai jaudinėsi. Ir pieši, kaip tu dabar kvėpuoji. Tarkim, aš dabar kvėpuoju šitai. Bet stengiuosi sunormalizuoti. Noriu, kad mano kvėpavimas skambėtų normaliai, kad aš kvėpuočiau, jaučiuosi normaliai. Ir stengiuosi sunormalizuoti, kad jisai atrodytų normaliai. Kaip normalus žmogus, kuris tiesiog eina gatve. Juk tu nekvėpuoji ten arba su dideliais įkvėpimais, su dideliais tarpais. Juk taip nedaro. Tai stengiamės tiesiog normalizuoti, kad jausmas, tai kaip tu tuo metu jautiesi, būtų kuo normalesnis. Taigi, ir dar vienas dalykas, ką daryti su savo burna. Būna nemažai žmonių, galbūt apie 70% žmonių turi problemą, kad jiem kalbant prieš auditoriją susėja burna. Gerai, jeigu turi atsigerti, atsigeri. Bet ką daryti, jeigu neturi? Man iš tikrųjų dabar kaip tik išdžiuvo burna. Ką daryti? Įsikąsti liežuvį. Labai elementaru, nes gavęs skausmą, liežuvis jisai duoda refleksą į kūną, kad reikia skirti kažkiek seilių į burną. Ir įsikandus į liežuvį, tiesiog į liežuvio galiu kažkiek tiek neskaudžiai, žinoma, kad nepradėtumėt rėkti, bet tiesiog įsikasti šiek tiek ir atsiranda seilių burnoj. Ir taip susitvarkote su savo visu veidu. Akis žiūri ten, kur reikia, kvėpuojat normaliai ir burna nebūna išdžiūvusi. Tikiuosi, kad radote šiek tiek naudos iš šio video ir laukite kito paskutinio mano video. Tikiuosi, gausite iš to naudos. Geros dienos.